Tai labą vakarą visiems. Susirinkusiems pradedam ir tiesioginę, ir online pradedam mūsų seminarą. Pagrindinę seminaro temą jūs matote ekrane. Tai šiandien daugiausiai dėmesio skirsim investiciniai sąskaitai, bet pradžiai, kaip matot, aš pristatysiu paskolų klubo naujienas šiokias tokias, kuo galim pasidalinti su jumis investuotojais. Tada pereisim prie investicinės sąskaitos ir tada turėsime diskusiją, kur diskusijos dalyviai jau yra pasiruošę ir tada turėsime klausimų atsakymų sesiją. Labai atsiprašom už techninius nesklandumus, kurie, kaip visada, nutinka neplanuotai, kaip ir žiema užklumpa kelininkus, taip ir mus užklupo netikėtai techniniai nesklandumai. Pabandysim tilpti į laiką iki 20 valandos, jeigu gerai, iki 19:30. Tai buvo suplanuota. Prezentacija? Jo, tai tarp 19:30 ir 20 valandos turim tikrai pabaigti. Ir tada aš gal pradėsiu jau nuo paskolų klubo naujienų. Tai čia yra privaloma informacija. Pakelkit ranką, kas galvojat, kad paskolų klube galima uždirbti 12% metinę garantuotą grąžą. Tai va, tai ypač jums reikėtų tada paskaityti šitą informaciją, įspėjimus, kad praeities rezultatai, ypač atkreipti į tą punktą dėmesį, negarantuoja ateities rezultatų. Tai ačiū, kad susipažinot dėl rizikų, einame toliau. Ir trumpai tai, ką šiandien papasakosiu, kaip matot, yra truputį informacijos, kaip sekasi paskolų klubai ir kaip sekasi jums, kurie investuojate ir teikiat paskolas paskolų klube, kaip mums sekasi visiems kartu. Taip, tai kalbant apie grąžą, kaip žinom, grąžą įtakoja keli dalykai. Tai yra palūkanų dydis, tada neveiksnių paskolų skaičius ir išieškojimo rezultatai. Vienas iš šitų trijų rodiklių neturi prasmės, kalbant apie grąžą. Tik šitų trijų rodiklių kartu dalyvavimas formuliai gali nusakyti jūsų uždirbamą grąžą. Dabar vienas iš tų rodiklių, kaip žinot, yra visgi investuojant per paskolų klubą, grąža nėra garantuota ir jinai kinta priklausomai nuo šitų dydžių. Išieškojimo rodiklis irgi yra labai svarbus, visgi vartojimo kreditai ne tik pas mus, bet ir Lietuvoje ir visam pasaulyje yra vieni iš labiausiai, daugiausiai turintis neveiksnių paskolų nuo bendro išduotų paskolų skaičiaus arba paskolų sumos. Tai reiškia, kad iš principo mes, kai investuojame į vartojimo paskolas, mes turim suprasti, kad neveiksnių paskolų tikrai bus, nebent mes investuojam į A+ reitingą, kuriam paskolų klubas garantuoja, kad jeigu bus tokių atvejų, tai jums bus išmokėta visa kredito dalis ir jūsų kredito rizikos investuojant į šito reitingo paskolas nėra, o prisima tik platformos riziką, apie kurią toliau jau nepasakosiu, nes tai yra atskira tema. Tai dabar kaip sekasi paskolų klubai su išieškojimu? Tai išieškojimas, kaip matom, per metus buvo išieškota praktiškai identiška suma, pokytis yra labai mažas. Ir dėl ko tai įvyko, tai turbūt yra pagrindinis dalykas, kad buvo praeitais metais priimtas vienas iš įstatymų, kuris
iki galo nežinom, ar bus palankus investuotojams, bet yra antstolių reforma. Tai yra pagrindinis dalykas, kad galima išskaityti mažiau iš darbo užmokesčio ir tai tiesiogiai dabar kažkiek įtakoja tuos išieškojimo rodiklius, nes negalima atskaityti tiek daug lėšų, kai buvo galima atskaityti anksčiau. Tai yra valstybė įstatymais sumažino procentą, kurį gali išieškoti antstoliai iš tų klientų, kurie yra skolininkai ir yra pas antstolį. Tai priklauso nuo uždirbamų kliento pajamų, bet jeigu, aišku, ten ta suma uždirbama yra pakankamai didelė ir siekia, tarkim, 2 minimalius darbo užmokesčius, tai virš tos sumos yra išieškoma toks pat procentas, o jeigu ta suma yra mažesnė uždirbama, tai tiek, kiek išskaito antstolis per mėnesį, sumažėjo, galima sakyti, dvigubai, nuo 20 iki 10% ir nuo 40, jeigu gerai pamenu, iki 20%. Tai kol kas turi galbūt pradžioj neigiamą įtaką išieškojimo rezultatam ir tai jūs turite žinot. O teigiama šitos reformos pusė turėjo būti tokia, kad kadangi mažiau išskaičiuojama iš skolininkų per antstolius iš pajamų gaunamų, turėjo dalis skolininkų sugrįžti į darbo rinką. Tai mes labai laukiame, kad šita reforma pasiteisintų ir iš tikrųjų sugrįžtų skolininkai į darbo rinką ir iš tų, kurie anksčiau nedirbo, kadangi jie sugrįš į darbo rinką, mes pradėsime gauti kaip investuotojai iš jų šitas pajamas. Tai turbūt aš pabandžiau pasakyti pagrindinę priežastį, kokia yra iš tikrųjų situacija. Iš kitos pusės ta situacija galbūt nėra, juos negalim turbūt vardinti kaip kažkokios blogos, bet jinai nėra ir labai gera. Taip, dabar vėlavimo rodikliai, tai yra kitas rodiklis, kuris lemia jūsų investavimo grąžą ir dalyvauja kaip vienas iš kintamųjų formulėje. Tai per paskutinius metus, jeigu mes pažiūrėsime į grafiką, mes turime apie 1% nemokių paskolų augimo nuo išdavimų. Ir matom, kad situacija stabilizavosi paskutinį ketvirtį lyginant su trečiu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad galbūt pasiekėm kažkokią naują lygį, apie 9,55% paskolų yra neveiksnių. Ir dabar klausimas turbūt mums ir man, ar mes pradėsim matyti jau mažėjimą neveiksnių paskolų, ar situacija bus stabili, o gal dar toliau augs. Dabar dėl ko galėtų situacija gerėti, už tai, kad mes gegužės mėnesį pakeitėm kreditingumo reitingo skaičiavimus, tai yra eilinį metų peržiūrą, ir sugriežtinom reitingus. Sugriežtinimas reiškia, kad dalis tų, kurie anksčiau būdavo iki gegužės 1 A reitingė persikėlė į B, tie, kurie dalis buvo B, persikėlė į C ir taip toliau. Tai reiškia, kai investuoja dabar nuo praeitų metų gegužės 1 į paskolas, reitingas A ir B ir kiti nereiškia anksčiau buvusio reitingų A, B arba C. Jis turėtų būti, kaip čia pavadinti, geresnis ir reiškia neveiksnių paskolų turėtų būti mažiau. Tai tokią situaciją turim su vėlavimais. Ir prieinam prie palūkanas, jūs platformai žinot, čia skaidrės neįdėjau. Tai palūkanos yra viena iš 3 kintamųjų, kurie lemia grąžą. Dabar ką mes stebim su grąža, grąža yra eilę metų labai stabili. Čia yra duomenys nuo 22 metų rugsėjo mėnesio, tai yra paimtas paskutinis grubiai
kalbant kelių metų, dviejų su virš metų laikotarpis ir žiūrim, kaip atrodo grąža. Iš esmės ta grąža 9 metai, o tai jau yra labai ilgas laikotarpis ir galime sakyti, kad iš šitos investavimo turto klasės grąža yra labai stabili ir yra rėžyje nuo 11% iki 15%. Tik tai 15% buvo labai senai, pačioj pradžioj, kas investuojat nuo 16-17 metų. Galbūt pamenat, kad buvo galima uždirbti per platformą 15% grąžą ir tai buvo vidutinė portfelio grąža. Tai kai kurie uždirbo dar daugiau. Tai šiuo metu grąža stabilizavosi tarp 11 ir 12,5%, tą aiškiai matom šitam grafike. Ir paskutinis trendas kol kas rodo augimą grąžos pagal viso portfelio duomenis. Tai galima tikėtis, kad greit sulauksim palūkanų mažėjimą platformai. Nes grąža tampa jau nesveikai didelė. Pagal šitą investavimo rūšį, čia yra mano asmeninė nuomonė, grąža investuotojams turėtų būti mažesnė. Aš tai kartoju 9 metai iš eilės, bet kažkaip jinai nemažėja. Tai tikiuosi, kad jin pradės mažėti. Čia yra prasta žinia investuotojai. Nes visi tikimės didesnės grąžos. Deja, norint auginti ir pasiūlyti pakankamą paskolų pasiūlą, mes turėsim sprendimą priimti pamažinti palūkanas. Tikiuosi, kad pradžiai tai bus nedaugiau kaip 1%. Iš kitos pusės grąža mažėja visuose instrumentuose dėl mažinamų bazinių palūkanų, kurias mažina Europos centrinis bankas. Tai kai mažėja palūkanos, tikėtis uždirbti daugiau turbūt nevertėtų. Grąža mažėja ir iš kitų turto klasių, kas investuojat į obligacijas. Tai tikrai tokių manau, kad yra. Salėje mes čia turim gal mažiau žmonių online. Mus stebi 140 žmonių, tai turbūt yra tarp jūsų tikrai nemažai investuotojų, kurie investuojate į obligacijas ir turbūt pastebit, kaip ir aš pastebiu, kad dėja, bet grąža iš obligacijų mažėja kartu su bazinė palūkanų norma. Ir rinkoje dar atsiranda labai įdomus efektas, kurio galbūt anksčiau nebuvo. Ne efektas, bet būdas, kad emitentai siūlo jau grąžą pririštą prie Euriboro. Teoriškai mes irgi esam pasvarstę, ar nevertėtų investuotojams palūkanų pasiūlyti kaip nefiksuotą palūkanų sumą, bet kainą, bet vadinama angliškai float rate, tai yra kintama palūkanų norma, bet to daryti neplanuojam, bus visiems per sudėtinga, per painu ir turbūt nebus iš to naudos. Tai palūkanų norma kol kas liks tikrai artimiausių bent jau metų fiksuota. Tai kol kas grąža džiugina gerąją prasme, o tai turbūt yra visgi svarbiausia dalis tiem, kurie investuojat per platformą, bent jau daugumai jūsų. Turim ir dar vieną naujieną, kurią jau esam visiems pranešę, kad nuo balandžio 1 atsiranda 1 euro per mėnesį platformos mokestis visiems, išskyrus vaikus. Kas yra vaikai? Vaikai yra Lietuvos arba ES piliečiai, kurie nesuėjus pilnametystė. Lietuvoje tai yra 18 metų. Tai kas turite vaikų ir 1 euras platformos mokestis atrodo, kaip čia, nepateisinamas, per didelis ar nepriimtinas, tai yra būdas, kaip jo nemokėti, tai galite investuoti vaikų vardu. Bet aš tikiuosi, kad šitas mokestis nenuvils labai investuotojų. Ir aš noriu trumpai paaiškinti, kodėl tą mokestį mes įvedam.
Gal tenka spaudoje skaityti apie reguliavimo griežtėjimą? Neteko. Tai tiem, kuriem teko, tai jūs skaitot, o mums su tuo gyventi reikia. Iš tikrųjų, reguliavimas griežtėja kiekvienais metais. Paskutiniais metais mes turime 24 metais net 2 įstatymus dėl informacinio saugumo priimtus, kurie mums daro tiesioginę įtaką per kaštus. Kuo toliau, tuo brangiau palaikyti visą infrastruktūrą. Kas girdėjo turbūt DORA, kas yra DORA ir kas yra NIS2. Tai vienas yra direktyva, kitas yra reglamentas tiesioginio taikymo, abu tie įstatymai įsigalioja. Mes turime dar labiau stiprinti, griežtinti, audituotis ir taip toliau informacinį saugumo reikalavimus. Tai yra pakankami vėl papildomi kaštai ir panašus dalykai. Taip pat mums labai kainuoja pinigų plovimo ir prevencijos reikalavimai, sankcijų patikra ir tie kiti dalykai, kurie yra tiesiogiai susiję su sąskaitos atsidarimu ir turėjimu paskolų klube. Tai tie kaštai irgi yra ženkliai išaugę ir mes įvedėm šitą mokestį. Bet, aišku, tikimės ir padaryti gerų dalykų investuotojams, kad turėtumėm ir ne tik mokesčius, bet ir kažkokį papildomą dalyką. Tai programuojam naujus dalykus. Vieną šiandien pristatysime. Tai investicinė sąskaita, kaip bus atvaizduojama valdoma paskolų klube. Šiandien parodysim. Tai tikiuosi pavyks tai padaryti patogiai. Ir labai tikiuosi, kad dar gausim iš jūsų pasiūlymų tiek šiandien, tiek po seminaro, nes tuoj pereisim į programavimo stadiją ir norėtume, kad mūsų šitas funkcionalumas dėl investicinės sąskaitos režimo atitiktų investuotojų poreikius. Tai bus proga pasakyti, ką jūs apie tai galvojate. Tai su mokesčiu 1 eurų galima nesutikti ir galima atsisakyti, tai tada bus galima amortizuoti portfelį ir išsivesti lėšas. Ir tai apsispręsti reikia iki balandžio 1 dienos. Tai tuo ir šitą klausimą pabaigsiu. Klausimų, jeigu turėsite, galėsite užduoti vėliau. Dar truputėlį apie išdavimus. Šiaip rinkoj konkurencija labai didelė. Paskolų suma jeigu imti paskutinius duomenis, pirmą ketvirtį mes į biržą išleidžiame apie 15-20% daugiau paskolų negu praeitų metų pirmą ketvirtį. Bet turbūt jūs jaučiate, kad sufinansuoti vis sunkiau ir ne visą laiką jau pagauna automatas. O taip yra dėl to, kad padidėjo stambių investuotojų paskolų klube, kurie pasiruošė investuoti reikšmingesnės sumas. Tai yra nuo 1 milijono eurų ir daugiau. Tai reiškia konkurencija auga, o investuotojų pusėje konkurencija irgi auga. Dar galiu pasakyti, kad yra galimybė investuoti ir į verslo paskolas. Kuo mes čia galbūt galim pasigirti, kad į verslo paskolas investuoti biržoje pasiūlymų daugėja. Sumos auga kiekvieną ketvirtį. Palyginimui, praeitą ketvirtį buvo pasiūlyta sufinansuoti verslo paskolų virš 2 kartų daugiau negu prieš metus. Tai sakykime, augimas yra daug spartesnis ir pasiūlymų investuoti į verslo paskolas rasite vis daugiau. Dabar čia trumpai paminėtas mūsų siekis. Mes kol kas sėkmingai valdome tų verslo paskolų kokybę. Turime savo tikslą, kad mūsų nuo išduotų paskolų default ratas arba neveiksnių paskolų santykis su išduotum paskolom neviršytų
5,9%. Tai paskutiniais duomenim mes šitą rodiklį puikiai lenkiame. Vieną dalyką gal reiktų pasakyti, kad investuojant per Finomark į verslo paskolas irgi galima naudotis investicinės sąskaitos režimu, apie kurį neužilgo pakalbėsim. Tai dabar pereinam prie šitos temos, tai bus jau kartu įžanga ir į panelinę diskusiją apie investicinę sąskaitą. Jos pagrindinis tikslas yra mokestinis režimas, tai yra mokestinis režimas. Aš moku mokestį tada, kai išsiimu daugiau iš investicijų, negu esu įdėjęs pinigų. Super geras, sakykime, yra dalykas, kad Lietuvoje sumos neriboja. Man tai čia yra fantastinis, jeigu atvirai, aš tuo nelabai tikėjau, kai buvo projektas svarstymo stadijoje, buvo pradžiai limituota suma ir kai ta suma tapo nelimituota, labai teigiamai nustebau, kad Lietuvoje taip gali būti, bet gal pasiaiškinsim, kodėl taip įvyko, gal mes pakeitėm kryptį, norim skatinti kapitalo plėtrą, žmonių investicijas, apie tai pakalbėsim. Ir labai svarbu žinoti, į ką investuojant galios investicinės sąskaitos režimas. Tai labai smagu, kad tarpusavio skolinimas, tai yra paskolų klubo platformoje ir sutelktinis finansavimas Finomark pakliūna į investicinės sąskaitos režimą. Fantastika, nes ne viskas pakliūna. Į kripto investuojant, jūs negalėsite šito režimo naudotis. Perkant neviešas obligacijų emisijas arba viešas, kurios nebus listinguotos, svarbiausias yra sąlyga. Ar listinguotas dalykas, ar galima prekiauti biržoje tuo daiktu, antrinėje rinkoje. Jeigu to negalima, jūs negalėsite pasinaudoti šito režimu. Ir deklaravimo klausimai, tai čia gal irgi truputį paliesim, kad dabar nieko daryti nereikia, bent jau mes taip sakom, tik atskirkite investuojamą lėšas nuo einamosios sąskaitos, tai tada jeigu turit kažkur vieną sąskaitą, nebūtinai paskolų klube, banke, tai geriau turėti tada dvi ir atskirti, bus patogiau ateityje. Taip pat reikia labai svarbu suvokti kitą dalyką, kad su naujos investicinės sąskaitos režimu nedingsta senoji apmokestinimo tvarka, jinai lieka ir lieka lengvata 500 eurų. Jie galima naudotis, o tai yra žinoti, kad jeigu, pavyzdžiui, paskolų klube turite dvi sąskaitas, iš kurių investuojat, viena gali būti investicinė, o kita ne. Vienoje galit gauti, pavyzdžiui, jeigu uždirbate, turit portfelį, tarkim, apie 5000, uždirbate 500 palūkanų, tai ją verta turėti kaip lengvatinė ir mokėti 15%, bet kadangi galioja 500 lengvata, tai tada nieko nemokėsite, nes lengvata, uždirbta palūkanas kompensuos lengvata, o kitą sąskaitą turit paskolų klube ir naudojatės investicinės sąskaitos režimu ir mokesčių nemokat, kol neišsiimat daugiau negu įdėjote. Taip, ir jo apie limitą tiek laikymo, tiek investavimo aš jau sakiau, tai yra pats geriausias dalykas mano manimu. Reiškia, galime, kas turim daugiau lėšų, įsidėti ir 100 000, kas turi milijoną ir milijoną, ir tada bus irgi galios pilnai investicinės sąskaitos režimas, jeigu, aišku, nesugalvos valstybė šitą dalyką kada nors pakeisti. Bet vis tiek. Tai aš siūlau perėti prie diskusijos, bandysim atsakyti tos klausimus, jeigu neatsakysim, kelkit ranką, bandysim atsakyti. Tai pristatysiu gal visų pirma mūsų pašnekovą šiandienos, tai Marius Navickas, Neofinance valdybos narys, Rūta Bilkštytė, buvusi finansų viceministrė, dabar užima mokesčių departamento vadovės pareigos Roland Partners įmonė ir turbūt jau nebereikia pristatinėti.
Tai šiandien mūsų ta, pavadinkim, diskusija bus taip išskaidyta į 4 dalis. Pirmoji dalis galbūt bus toks kontekstas, supras, kas ta sąskaita yra, kaip jinai čia atsirado, kokias norim problemas spręsti. Antroji dalis bus susijęta su praktinė nauda investuotojams. Ir trečia, ketvirta, galimi iššūkiai, trūkumai ir privalumai. Tai norėčiau pradėti nuo Rūtos, kadangi 4 metus beros būt viceministrė finansų. Tai gal galite papasakoti, kada jau buvo tas galbūt priimtas sprendimas arba jau noras, kad jau vis dėlto reikia turėti tą investicinę sąskaitą Lietuvoje, sąskaitos režimą ir kokias mes čia problemas bandėm išspręsti tą sąskaitos režimą. Tikriausiai praeitą kadenciją visą išbuvau 4 metus finansų viceministrė, tai dabar jaučiuosi tokia kaip atitarnavus tarnybą, kaip kokia karo prievolininkė, atidavus valstybei savo žinias ir viską ir tikrai metai buvo pilni iššūkių, o kalbant apie mokesčius, kadangi buvo atsakinga už mokesčius, tai ko gero pirmieji iš viso tokios kadencijos metai, pirma vyriausybė, kuri labai daug šnekėjo apie mokesčius, o priėmė tik tais lengvatinius mokesčius, tik su lengvatom susiję. Nes geriau daug kalbėti ir išdiskutuoti, žinoti, kaip tas yra, bet niekas nenueita bultozeriu. Gailiuosi, kad nebuvo priimtos pelno mokestinės lengvatos dėl to, kad partneriai norėjo dar labiau, bet yra kaip yra, bent jau investicinė sąskaita. O kaip atsirado, tai atsirado, kai pradėjom peržiūrėti visokias mokestinės lengvatas, tai mes jas tiesiog vertinom, kokios mokestinės lengvatos atliko savo darbą, kurios galbūt jau nebereikalingos arba kurios, kai kurios lengvatos galbūt kažkaip tais nebeatrodo ypatingai sąžiningai su kitais verslais, taip irgi darant ir kiekviena lengvata, kaip buvo vertinama. Ir iš kitos pusės taip žiūrima, aš pavyzdžiui tikrai asmeniškai, bet čia jau yra mano kaltė ir kritika man, kur buvo daug, kad sako tokia lapė į vištidė įleido, nes visą laiką užsiiminėdavau mokesčių optimizavimu, taupimu arba tokiu, kaip teisingai sumokėti mokesčius, tai čia man labai kritikavo, kad čia maždaug kaip dar kokios nors lengvatos galėtų būti ir ne tai, kad aš iš principo esu dėl lengvatų, nes lengvatos yra atlieka tam tikrą, gali atlikti horizontalę mokestinės lengvatos, nes jos turėtų galimybę būti taikomos horizontaliai, ne kaip kažkokios subsidijos ar kaip kažkokios išmokos ar kaip kažkas, tai jos yra gan objektyvios, aiškios taisyklės. Ir tame tarpe, aišku, aš dabar, iš kur čia kaip atsirado, nes stalčiuose tos diskusijos buvo ir ko gero, kad patys investuotojai pradėjo kelti tą klausimą. Tikrai neprisimenu, kaip čia kaip tasai, kadangi išgirdom tą klausimą ir mes labai daug bendraudavau su bet kokiu verslu, su bet kokiais pasiūlymais ir tiesiog mes juos nagrinėdavom. Ir tas klausimas, kad du dalykai buvo. Tai vienas dalykas, kad tas galiuojantis apmokestinimo režimas, nors jisai buvo tam tikros lengvatos, kas yra neapmokestinama, bet buvo sudėtingas apskaičiuoti rezultatą investuotojams. Vienas dalykas, antras būdavo nevertinama, jeigu yra ilgalaikės investicijos, tai šiandien nuostolis, vakar pelnas, šiandien pelnas ir ypač tas labai jautėsi po buvusios krizės, kada, 2008 metais, aš dar labai atsimenu, kai konsultuojant, kai visos statybos įmonės turėjo skaičiuoti savo pelnus, kad jau senai ėjo į dugną ir jau jokių pelnų nebebuvo. Tai taip pat ir su investuotojais, visos akcijos jau eina į dugną, o už praėjusį laikotarpį tu turi skaičiuoti pelną, nors tu nieko nepardavai ir nieko, kaip sakant, realiai nepasimei tų pinigų, tik tais nuo tos. Tai logiškai mąstant, kad tasai turėtų būti, jeigu lengvata yra kažkokia, kai jinai turėtų būti teisinga, kad jeigu tu išsiimi, nes gyventojai ypatingai, kad apmokestinimas tai yra
principas yra gaunant pinigus, o investicijos buvo apmokestinamos neišsimant lėšas, o tiesiog uždirbus iš investicijų. Tai kirtosi su pagrindiniu gyventojų pajamų apmokestinimo principu, kad apmokestinimas yra pajamų pinigų principu, o investicijos buvo apmokestinamos nuo kaip sakant, uždirbtų. Ir tvarkant mokestinę sistemą, matėm, kad yra pakankamai Vietos kaip sakant, patobulėti. normalus, kaip sakant, reikia sutvarkyti teisingai, o ten paskui politinis sprendimas buvo, kad tada einam, jeigu jau darom investicinį mokestinę investicijom režimą, apmokestinti lengvatom, tada pasižiūrim, kai jeigu mano principas buvo, kad jeigu jau darom lengvatą, tai darom kaip įmanoma normaliau, teisingiau ir paprasčiau jau be apribojimų, nes negražu yra duoti ir paskui ten iš kažkaip tais kitaip sunkinti visą. Tai ir buvo ta tokia ambicija padaryti pačią investicinę sąskaitą geriausia, ambicingąją prasme, kad žiūrėjom, peržiūrėjom daug šalių, visokias praktikas ir ten, kur yra kažkokios apribojimai, ar kas, pas mus irgi buvo galima sakyti investicinė sąskaita, nes buvo tos lengvatos, tai irgi jos buvo galima sakyti, kad kaip skatinančios investiciją, bet kaip sakau, ten viena ranka duoda, o kita ranka ten neteisingai iš principo sukonstruota, kas prieštaravo gyventojų pajamų mokesčio apmokestinimo principais. Ir dėl to, žodžiu. Supratom. Mario, gal, Evaldas jau šitiek buvo užsiminęs savo prezentacijos metu, bet gal užtvirtinant, tai kokiam finansiniam produktom galios investicinės sąskaitos režimas, o kurioms negalios? Turbūt daugumą jau pastebėjo, tai pirmas kriterijus iš tikrųjų, kad turi būti vieša prekyba instrumentų, arba, kas malonu turbūt čia susirinkusiam, jeigu nėra vieša prekyba, tai tada arba tarpusavio skolinimas, arba crowdfunding. Tai ir fondai. Tai va šitie pagrindiniai instrumentai ir patenka. Liūdniausia turbūt iš tikrųjų nelistinguojamų obligacijų investuotojams, nes jos tampa dabar mažiau patrauklios mokestinė prasme. O tai Rūta klausimas, o kodėl neviešai prekiaujamos obligacijos jau nepatenka po to režimu? Tai vis tiek bet kokiu atveju, kadangi tokia, kad jau būtų naudojant, būtų kuo paprasčiau, kuo platesnės tos lengvatos, tai bet kokiu atveju apsižiūri, kad nebūtų sudarytos sąlygos kažkokiam tokiam galimam piknaudžiavimui, kai jis įsteigi savo UAB ir ten brolio ir dedi ir investuoja į neviešas ir toks jau visai, kaip sakant, išėmimas investicijų būtų neapmokestinamas. Tai yra vienas dalykas, kodėl viešų, neviešų. Antras dalykas yra čia, kaip ir, sakykime, kokias kriptovaliutas, kodėl ar kažkas, tai vis tiek investicinė sąskaita daugiau skirta, tikslas yra kuo platesniam investuotojų ratui, o kuo platesnis investuotojų ratas, tai reiškia, jis vis tiek nėra neprofesionaliems investuotojams. Tai šiek tiek ir apsaugoti tokie. Bet kalbant apie kriptovaliutas, pataisykite, jeigu klystu, jeigu aš investuosiu į kriptovaliutas per išvestinius produktus, tarkim, aš investuosiu į kokią ETF-ą, ETF-as investuos į kripto kažkokį, nežinau. Jie uždeda tokį, kaip sakant, profesionalumo atsakomybę. Tai žodžiu, VMI, kaip sakyt, svarbu, kad tas pirminis investavimo šaltinis atitiktų tas sąlygos, o jeigu, tarkim, jau po to tas fondas ar brokeriai kažkur investuos, kad ir kripto, tai realiai VMI kaip čia nebus tas įdomu, nes jiems svarbiausia, kiek aš supratau, išaiškinimo, tas pirminis yra. Kas prisima atsakomybę, brokeriai prisims atsakomybę prieš investuotoją, kad jisai ten, kaip sakant, paaiškina apie tas visas rizikas, o ne patys puola. Ten yra kitokios tam tikros problemos dėl tų visų brokerių, dėl atskirų sąskaitų atidarimų ir panašiai, bet čia yra išsprendžiami klausimai. Gerai, tai Evaldai jau irgi šiek tiek užsiminėte apie tos privalumus investicinės sąskaitos. Tai gal tokius top 3 dar užakcentuojant filmą kaip investuotojai, jūsų nuomonė, ką mes išlošim kaip investuotojai iš šios sąskaitos?
Tai pirmiausia, turbūt yra taip, kaip apmokestinami. Tai pirmo numeriu yra teisingumo jausmas pagaliau įgyvendinti. Nes jeigu pamenat, teisingumo jausmą mes labai kritikuodavom seną tą režimą, aš jį išvis vadindavau sovietiniu režimu, nes jis buvo likęs nuo topkasių laikų, kai nebuvo rizikų investuojant, nes gaudavo iš valstybinio banko palūkanas beveik garantuotai, kol nebuvo. Kada nuostolių nebuvo. Jokių nuostolių, jokių komisinių, nieko nebūdavo. Tai nuo to laiko Lietuva tą 30 virš metų, tai tą sovietinį režimą mes ir nešiojame. Tai man tai buvo baisi gėda. Aš ir pats priminsiu dar 2017 metais, kai dirbau Fintech Lietuva Infobalto, būtent Infobalto asociacijos Fintech Lietuva pirmininkas, aš labai pradėjau aktyvių žygius daryti nuo 2017 metų. Tai Jūs gal ir 21 padarėte žygius į finansų. Tai aš dariau tos žygius labai ilgai, gal ir iki 21 metų panašiai, bet paskui, kai tuometinis ministras buvo Šapoka, kai jau tikėjom, kad gali priimti įsidėjų į stalčių, tai tada aš jau nusivyliau, bet vis tiek aš kiek galėjau viešai palaikiau tą idėją. Tai va, tai tas neteisingumo jausmas visada buvo, kai mes negalėdavom atskaityti nuostolių ir komisinių mokesčių iš savo uždirbamo pelno. Tai šitas man yra numeris 1. Numeris 2, jau sakiau, nelimituota sąskaita. Tai yra didžiulis gėris, kas ypač galim investuoti didesnės sumas, nes valstybės yra, žinom, kitur nustatė skirtingas sumas, ten girdėjau 26 000 eurų, pas švedus dabar liktai, pas britus ten, nepamenu, ar 10 000 eurų per metus tik tai gali nešti ir panašiai. Tai Lietuva paėmė ambiciją, kaip sakė Rūta, vat ir šovė tokią sąlygą, kur man truputį tik baimė nepradings šitas gėris su laiku. Matysi, Avenaras, kas per daug gerai jau. Jo, ir turbūt jeigu trečią ką įvardinti, kas tai galėtų būti trečias dalykas, kas yra gerai. Taip, man atrodo, kad svarbiausia yra gerai, kad pasirinkta, kad galima taikyti tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo platformom, viešiem instrumentam, akcijos, obligacijos, o, pavyzdžiui, koks nors kripto, tai jeigu nori tiesiogiai, nežinau, man atrodo, tai yra nišinis ir juokingas dalykas. Ir aš, pavyzdžiui, netgi ir nepritarčiau, kad valstybė skatintų investuoti į tokius nišinius ir juokingus instrumentus, paskui tie investuotojai gali nusivilti. Nors vėlgi, kaip kalbėjo Domantas, jeigu ten per fondą vis tiek bus galima tą daryti, jeigu tas fondas yra jo akcijom ar vienetais prekiaujama viešai. O pataisykite, klystu, dabar su investicinė sąskaita tu galėsi nurašyti nuostolį. Tarkim, aš dabar investuoju platformoje, turiu sumokėti ten 100 eurų mokestį ir vietoj to, kad, tarkim, išimčiau 1000 eurų, kaip palūkanom, kai jau deklaruosi, aš jau turėsiu deklaruoti 900, nes 100 eurų yra kaip nuostolis. Ne nuostolis, bet pavadinkim tam tikros išlaidos. Ar aš čia maišau kažką? Tai automatiškai, nes bus pelnas skaičiuojamas, nebus to, kaip sakant, iš to tokio pelno išrašys. Jeigu vertė sumažėja investicijų, reiškia, tų pinigų sumažėjo negali išimti. Tai reiškia, jų neišėmimas mažina mokestinamą pelną, o anksčiau to nebuvo galima daryti. Aš dar pridurčiau prie Evaldo iš tikrųjų. Šitų pliusų, man tai pagrindinis pliusas yra toks. Ką šita sąskaita reiškia? Tai reiškia, kad visi investuotojai gauna 0% paskolą neribotam laikui. Nes jeigu pernai mes turėjome, už pernai dabar deklaravau kaip tik, reiškia, savo mokesčius ir aš tiesiog turiu sumokėti, tarkim, tam tikrą sumą dabar. Jeigu būtų investicinė sąskaita, aš tą sumą galėčiau laikyti iki neriboto laiko. Tai jeigu aš ją pasiskolinu iš mokesčių inspekcijos, kaip sakykime, už 0%, ašgi tuos pinigus galiu investuoti toliau. Ir tiesiog, man atrodo, neribotam laikui su 0% pasiskolinti pinigų yra gerai. Savo uždirbtų pinigų. Aišku, jeigu galima investuoti juos pelningiau negu 0%, tada...
Pasakokit garsiai, nes panaikins. Jo, tai dabar jau galim perėti biškai prie tokios praktinės dalies, tam tikri klausimai, kurie bus susiję ir būtent su paskolų klubo ir Finamark platformom. Bet Rūta, prieš tai, dabar, sėdėm mes investuotojai, ką mes turim per 25 metus pasidaryti, kad 26 jau pavasario metu deklaruojant pajamas, kad mes nebūtumėm pridarę klaidų arba kuo mažiau jų pridarę. Kokios galbūt tokie konkretus pagrindiniai žingsniai? Konkretus pagrindiniai žingsniai. Tai yra, aš tai sakyčiau, 2 yra pagrindiniai žingsniai, ką reikia žinoti. Tai vienas reikia žinoti, kad tik tais deklaruojant pajamas už 25 metus galėsi uždeklaruoti tą likutį 25 metų sausio 1 dienai, kur yra, kaip sukaupta, apmokėta ir tada būtų kaip įnašas į investicinę sąskaitą. Tai čia yra, toks... Čia palauk, jeigu aš 24 metais investavau, tai aš galėsiu šiais metais nurodyti, kad ta 24 metų investuota suma yra kaip įnašas. Kaip investuota suma arba įnašas, pirktos akcijos ar kažkas, tai jis yra kaip įnašas jau į, kaip sakant, į tą sąskaitą, kaip likutis toks įsigytos akcijos, pavyzdžiui, iki 25 metų sausio 1 dienos, jų įsigijimo vertė pirmą kartą ir vieną kartą tik tais bus galima deklaruoti 26 metų gegužės mėnesį. Ten visa ta tvarka ir kaip kas, tai ten jau detaliau, bet tą reikia neužmiršti, kad visus tuos savo investicijas, tiksliau vertybinius popierius turimus, deklaruoti ją kaip įnašą į savo sąskaitą, tai tas. Antras dalykas, ką reikėtų aiškiai atskirti, dėl ko daugiausia galbūt ir jau konvenciniai bankai prieštaravo, tik ką atskirti, nes anksčiau savo sąskaitą, kokią tu turi, ar tu ten investuoji per bankų platformas, ar kažką tais, tu turi gauni atlyginimą ir ten investuoji, kažką tais ir ten skaičiuojasi kaip investicijos, kaip gauni. Tai dabar atskirti, kad jeigu tu kažką tais investuoji, tai atsidaryti atskirą sąskaitą, ar jeigu yra bankiuose, jeigu turi ten kelias sąskaitas, tai tiesiog paskirti, kad yra viena sąskaita, per kurią investuoji, kai yra tik tais investuoji. Tada irgi čia, tie 2 žingsniai yra labai, labai žinomi, labai aiškus, ką tu turi pasidaryti 25 metais. Tą apsispręsti, bet 25 svarbiausia nemaišyti sąskaitų, per kurias tu investuoji ir per kurias šiaip naudoji, nes tai yra svarbiausia. Visa kita, tai jau bus, kaip sakant, 26 metais nuo sausio iki balandžio 30 bus laiko ten užsidėti paukščiukus, kokia sąskaita investicinė, neinvesticinė, kaip ten apsiskaičiuoti, jau paskui ten kaip daryti, nes deklaruoti reikės už metus, tai jau bus matomas rezultatas ir tada bus lengviau apsispręsti. Ar naudotis abiem tais mokestiniais režimais, kur yra išlikęs, neapmokestinamos tam tikros pajamos, uždirbtos pajamos, ar naudotis tik investicinės sąskaitą. Okay. Mariau, dar pirmoje dalyje buvo užsiminęs apie tai, kad nelistinguotos tos obligacijų misijos kaip ir dabar nepatenka po tos sąskaitos režimo investicinės. Tai čia kažką galim padaryti ar negalim? Kaip iš investuotojo perspektyvos žiūrint? Ar jau čia galim sakyti? Tai taip, aš manau, kad investuotojai, ypač per tarpininkus, tikrai siūs žinią, kad yra dabar didesnė vertė įmonėm listinguotis, nes anksčiau emitentai, ar sakykime, mažesnės įmonės leisdavo misiją ir svarstydavo, ar yra prasmė listinguoti ar ne, tai dabar tiesiog patrauklesnė žymiai daugiau argumentų, kodėl tą verta daryti. Nes tuo labiau, jeigu investuotojai jau yra, kaip sakant, įgalus investuoti ne 10 000 milijonų, tai listinguojama įmonė jau tada tokios, kur galimos pereiti tą žingsnelį, kad pasirinkti listinguoti, tai jiems bus didesnis galimų investuotojų ratas iškart prasiplėstų. Evolai, turim tokį labai praktinį klausimą. Aš ir pabandysiu taip paskaityti pažodžiui, kad nepraleišus ir daugiau detalių. Tai kaip apskaičiuojamas įnešimas metų eigoje, ar įneštos ir išimtos lėšos yra sumuojamos ir vertinamos metų lygių, ar skaičiavimas atliekamas dienos lygių? Tai gal prieš atsakant paaiškinti, kodėl tas klausimas apskritai yra svarbus,
Tuomečia logika. Jo, tai čia svarbi vieta, kad suprasti investuotojams, kad metų eigoje gali nutikti taip, kad nors imant metų pradžią ir metų pabaigą, bendroji sumoj jūs būsite įnešę daugiau negu išėmę ir mokesčio mokėti nereikėtų. Bet metų eigoje gali nutikti taip, kad aš būsiu tam tikrų metų, tam tikrą dieną išėmęs pinigų iš sąskaitos daugiau negu įnešęs. Pateiksiu pavyzdį. Jeigu aš sausio 1 dieną pradėjau investuoti ir įnešiau 1000 eurų, tada birželio 1 dieną sugebėjau uždirbti 100 eurų ir išseimiau visą uždirbtą sumą 1100 eurų. Kas įvyksta? Įvyksta, kad birželio 1 dienai aš esu įnešęs 1000 eurų, išsėmęs 1100, tai yra esu išsėmęs tuo metu daugiau negu įdėjęs. O birželio 2 dieną aš įnešu 200. Ir vat šituo pavyzdžiu supraskim, kad įvyko taip, kad įnešiau aš 1200, išėmiau 1100. Tai metų visoje eigoje, imant metų, reiškia laikotarpį, aš nesu išėmęs daugiau negu įdėjęs. Bet jeigu skaičiuoti kasdieną, buvo data birželio 1, tai aš išėmiau daugiau negu buvau įdėjęs. Tai klausimas investuotojams. Reiks mokėti mokesčius ar ne? Reiks? O iš kur žinot, kad reiks? Va, vieni mano, kad metų gale, kiti. Tai klausimas yra, ar išimta pinigų suma viršyje įdėta metų laikotarpiui ar padieniui. Tai šiai dienai mano turimas atsakymas iš VMI sako, kad padieniui. Tai reiškia, mes turėsim paskolų klube skaičiuoti, ar jūs nesate tam tikrą dieną išėmę daugiau metų eigoje negu įdėję pinigų ir pagal tai mes skaičiuosime mokesčius. Ir gali nutikti taip, kad, kaip ir minėjau, bendroji sumoje jūs esate įdėję daugiau negu išėmę, bet mokestį vis tiek reikės mokėti. Už tą 100 eurų perviršių. Nuo 100 eurų 15%. A nesvarbu, o buvo diena, kai buvote išėmęs daugiau. Buvo pas kažkokį brokerį X, nežinau, pakėlė mokesčius, nepatinka, viską pardaviau, su visų portfelių ir uždarbį ir panašiai, savaitę laiko tų pinigus pervedėjai, kažkur kitam brokeriui suinvestavai. Tai realiai, kaip ir nieko neišsiėmė, tiesiog iš vieno į kitą perdėjai. Nebus mokesčių tada. Jeigu iš vieno brokerio į kitą nebus mokesčių. Jeigu, sakykime, turi kažkokiam fondui kažkokios yra investicijos, jūs sugrąžino tą prieaugį, nieko daugiau nesiūlo, jūs persivedate į kitą savo, iš vienos investicinės sąskaitos į kitą. Investicinė sąskaita. Gali perplaukti ir per paprastą sąskaitą. Ta prasme, mes kalbėjom apie perplaukę per paprastą sąskaitą, tai jau bus išėmimas. Jeigu perplaukę, nusipirkai batus, paskui gavai atlyginimą ir vėl dadėjai ir vėl atidavėjai, tai jau čia bus išėmimas ir atsiras mokestis. Bet jeigu, sakykime, iš vienos investicinės sąskaitos tu nori, ten nėra, nieko gero negali nupirkti, pavyzdžiui, tada išsiimi, persimeti į kitą investicinę sąskaitą. Tai nebus išėmimas. Netgi pagal tokią logiką mes nusprendėm, kol dar buvau finansų ministerijoje, mes irgi diskutavom, pavyzdžiui, jeigu ten darai revoliutą kažkokias investicijas ir negali ten atskiros investicinės sąskaitos ir per tą einamąją sąskaitą tu persimeti panaudojęs lygtais paprastą sąskaitą, tiesiog techniškai tu kitaip negali, investicinę sąskaitą. Irgi sprendėm tą klausimą ir su mokesčių inspekcija, kad jeigu per 24 valandas transakcija, kad ir per paprastą sąskaitą, bet pereina iš vienos iš vieno fondo į kitą, tai nebus išėmimas įmokas. Bet kad nebūtų, čia labai tas klausimas apie apmokestinimo momentą.
Tai yra vienas dalykas, bet dėl, ir jūsų tos programėlės, tai čia jūsų ta programa, jinai labai tiktų, jeigu yra tiem investuotojams, kurie tik tais per jūs investuoja. Tai tada jau labai aiškiai ir matytųsi ir sutaptų čia, kur jūs uždedat, sakykime, kad būtų išėjimas ir uždedat raudonai, kaip čia būtų apmokestinamos kažkokios, bet čia reikėtų iš karto su 3 žvaigždutėm uždėti, kad jeigu jūs tik tą vieną investicinę sąskaitą turite, nes jeigu yra kitose sąskaitose bus didesnis įnašas ir čia pas jūs jau, kad ir viršyje tą įnašo išėmimo suma viršyje įnašą, sakykime, įnešė 1000, uždirbo 500, išsiėmė ten 700 ir atrodo jau 200 viršijo. Bet jeigu jisai turi kažkur tais kitose investicinėse sąskaitose dar nešęs 5000 ir, tai tada to įnašo bendro neviršytų. Kaip sakant, gyventojui. Ir dar, irgi atsiprašau, bet iš karto tą pasakysiu, čia tas apskaičiavimas. Tai kadangi jau truputį gyvenam tokiuose, kur mokesčių inspekcija irgi savo programėlės irgi kūrė, tai nereikės kiekvienu momentu aritmetiškai skaičiuotis, koks tau mokestis, kada atsirado, jeigu tavo buvo išėmimai. Tiesiog turėsi deklaruoti, kiek buvo įnašai ir kada tu išsiėmei kokias sumas. O jau mokesčių inspekcijos, kaip sakant, pagal tavo algoritmus, pagal tavo visas deklaruotas investicinės sąskaitas, jie kiekvienai dienai supliusuos visų investicinių sąskaitų įnašus ir kiekvienai dienai, jeigu yra išėmimai. Ir tada atsiras. Vieno banko man atrodo, aš dabar neprisimenu, kaip ten techniškai klausimas buvo, man atrodo, vis tiek yra tarpusavio deklaravimų gal ir nereikia, nes bendras yra tikslas, kiek yra investuota į investicinės sąskaitas. Bet ar ten reikės uždėti, kad iš vienos sąskaitos į kitą aritmetiškai, ar tik tais, kad yra investicijos. Čia truputį mokesčių inspekcija irgi diskutuos darydama savo algoritmus tuos. Ar kaip sakant, pervedimas iš vienos investicinės sąskaitos į kitą investicinę sąskaitą, ar mokesčių inspekcijai yra aktualu žinoti, kiek kiekvieno investicijų. Jiem yra svarbu pagal dieną žinoti, kiek yra investicijų. Bet čia jau, toks, manau, kad... Taip. Ir kiekvienai dienai, pagal dienas. Jo, ir ką Rūta pasakė, labai svarbu suprasti, kad netgi iš investicinės sąskaitos, jeigu persivesi į paprastą ir atgal į investicinę per paprastą per 24 valandas, tai nebus laikoma pinigų išėmimų. Bent jau taip dabar šį dieną yra komunikuojama. Jo, toksai, iš vienos sąskaitos, jeigu tau reikia persivesti tiesiog į kitą, bet tu negali, tu turi pasinaudoti savo einamąją sąskaitą, tą pagrįsti, kad čia nėra išėmimas, bet būtent per 24 valandas ir mes ten žiūrėjom, kad kada Singapūrė kokios ten dienos, kad nebūtų per parą, bet mes uždėjom 24 valandos, nes gali būti jau kalendorinės dienos laikas ir pasikeitęs. Jau tik norėjau klausti, nes mes labai kalbam apie investicinę sąskaitą, bet gal reikia galbūt paaiškinti irgi, kad ne kiekviena sąskaita yra investicinė sąskaita, turi tam tikri būti požymiai, ne? Ir aš, pavyzdžiui, dabar investuosiu per kokį užsienio brokerį ir jisai netitiks to išaiškinimo, tai iš esmės aš deklaruodamas tą sąskaitą, aš galiu, kaip sakyti, nedeklaruotis kaip investicinės sąskaitos, nes ta sąskaita, tarkim, neturės SWIFT kokio. Tokia vertybinė, jinai turėtų turėti tą, kaip sakant, kaip bendros paprastos sąskaitos kodą, o ne, tokį vertybinį, ten tuos visokios kaip. Tai čia turbūt ką ir bandė paklausti. Ibaninė sąskaita. O ne kažkokia, tokia mistinė, vertybė.
Aš dar iš tikrųjų prie to klausimo, ar galima ištimti ir kas tada vyksta vaikštant tarp kitų sąskaitų, tai sakyčiau, net ir jeigu vienos iš tų investicinių nurodytų sąskaitų išėmimas jau viršys ir lygtais atsirastų apmokestinimas, tai vis tiek dar konsoliduojant žmogaus lygyje nebūtinai bus mokama, nes gali būti kitose sąskaitose įnašų skaičius, kuris viršyje išėmimus. Tai sudėjus į krūvą gali būti netgi, kad ir vienoje sąskaitoje ten pavėlavus, pavyzdžiui, užtruko daugiau negu 24 valandas, viskas jau tas išėmimas, reiškia, užsiskaitys kaip išėmimas, tai dar nereiškia, kad bus mokestis. Ir reiškia, sukonsoliduotos bus visos ir skaičiuojama visgi bendrai, ar reikia mokėti mokestį. Taip. Bet pagal kiekvieną dieną, taip atskirai bendrai visų sąskaitų, visos sąskaitos kaip yra ir, sakykime, viena yra pas jūs. Ir pas jūs yra, kad atsiranda jau, toksai, bet nes jūs nežinot savo, sakykime, savo investuotojų, ar jie turi 5 sąskaitas, ar jie turi tik vieną sąskaitą. Kurie turi tik vieną sąskaitą, tai, kaip sakant, jūs pilnai patikėt. Jeigu didesnį pinigų perskirstymą planuoja, tai vos ne į kažkokią, tai čia pat vietinę ten, Swedbanko sąskaitą, tai dakrauni dar papildomai, palauki dieną, kad jau užsiskaitytų, kad tavo krepšelis neva didesnis, tada prastumdai, ką reikia, o paskui jau sekančią dieną galėsi iš tos Swedbanko išsimti. Ne, ten taip, kaip sakant, negalvokit, kad ten prastumdys ir taip išsiimsi ir niekas, kiekvieną reikia atvejį labai konkrečiai pasižiūrėti, kad taip nebūtų ten. Bet pats įrašus, idėja daryti kaip tranzitinę sąskaitą, paprasčiausiam lietuviškam banke, kurie aš irgi nesusietas su tokiais VP didėjimu, vertinių popierių įsigijimas, ir ją turėti kaip tranzitinę, ir deklaruojasi kaip investicinė sąskaita ir visi judėjimai. Taip, gali jinai būti tokia kaip hubas kokiu nors, tokių, žinai, visų investicinių sąskaitų, kad nebūtų tarp vienos investicinės į kitą, ten judama ir visai jau nebežinai kur ką, tai atsidedi į savo tą investicinę hubą ir tada permeti iš vienos, galima taip ir atvirkščiai, bet galima ir per tą investicinį hubą. Aš dar atsakysiu dėl tos skaitos. Tai tas investicinis hubas labai gerai turėti kaip tokią galbūt pagrindinę sąskaitą, į kurią persivedi pirmiausiai ir paskui paskirstai. Tada labai lengva susekti tą bendrą pinigų įėjimą ir išėmimą. Ir tikėtina sutikrinti, paskui, kai deklaruosite VMI 20 sąskaitų, pasitikrinimas per tą hubinę sąskaitą bus daug paprastesnis. Aš dar truputį sugrįšiu, atsakydamas į Domanto klausimą, kokiagi sąskaita galės būti investicinė. Tai pas mus Europoje yra priimtas, žinot, mes dalyvaujam CEPA mokėjimo erdvėje ir yra priimtas IBAN sąskaitos formatas. Ir kad gauti IBAN sąskaitą, tai IBAN sąskaitas atidaryti negali visi, kas sugalvoja, nes tam reikia turėti taip vadinamą BIC code. BIC code šifruojasi kaip Bank International Code. Ir tikrai ne visos įstaigos tą dalyką turi, tai čia Neofinance privalumas, kad turi. Bet, kaip žinot, pavyzdžiui, kiti rinko žaidėjai, ten galbūt labiau už Lietuvos jau ribų kalbant, jie ten kokias nors sukuria virtualias sąskaitas, pavadina tai sąskaita. Ir mano supratimu, jos negalės būti investicinės, nes jos netitiks to IBAN sąskaitos formato, kurį VMI mokės nuskaityti ir suprasti ir interpretuoti. Tai va čia labai svarbi vieta, jeigu kažkas bandysite investuoti kažkur, tai pasitikrinkit, ar tas sąskaita yra tikrai IBAN formato. Ar tas žaidėjas, kuris išleidžia jums tą sąskaitą arba suteikia tą sąskaitą, ar jis turi tą vadinamą BIC kodą, kuris gali išleisti IBAN sąskaitą. Tai čia turbūt svarbi tokia vieta. Nes kitu atveju tu negalėsi pristaikyti sąskaitos. Negalėsi. Taip, tai čia. Mokėsi mokesčius kaip anksčiau. Taip, tai čia labai svarbi vieta turbūt.
Ne visai tiesiogiai, dažniausiai investuojama ne visai tiesiogiai į tą baninę sąskaitą. Pačiam Swedbank'e, tarkim, atsidarai vertybinių popierių sąskaitą, ten yra tos... Tai būtent tas vertybinių popierių sąskaita negalės būti pripažįstama kaip investicinė sąskaita. Su IBAN sąskaita. Taip, bet dažniausia dabar susieta su ta IBANinė sąskaita, kur tavo atlyginimas ateina ir tu už tą tokią. Jo, to užtenka. Jeigu susieta, bet su kita, nu tai ir bus tada. Nu tai ten jau bus. Tai iš viso nėra. Investicinė sąskaita neturi kažkokio specifinio IBANo. Ten yra paprasta IBANinė sąskaita, kur gali bet ką daryti. Ir tame tarpe iš tos investicinės sąskaitos, kad ir kaip deklaruota, jeigu ten kažkur tais nuplauksit ir jachtas suges, jums reikės ten ekstra kažką mokėti, jūs iš tos sąskaitos irgi galit mokėti, daryti kažkokius mokėjimus, ar pirkti namą, ar kažką tais ir bus pripažįstamas kaip lėšų išėmimas. Neturi būti tas lėšų išėmimas, kad jau perveda lėšas į jūsų sąskaitą ir jūs ten išeinat ir kažkaip tais išsiimat tas lėšas. Bet koks apmokėjimas už bet ką iš tų sąskaitų jau bus vadinamas lėšų išėmimas. Bet ta investicinė sąskaita, kai jūs deklaruosit kaip investicinė sąskaita, čia yra jinai neuždaroma kaip kokia gyvybės draudimo, žinai, kad jau investavai ir tada jau nebegali išsiimti ar kažkas. Tai tu gali, bet apribojimas yra tas, kad... Už tai visi bankai dabar rekomenduoja atsidaryti atskirą, tiesiog, kad nepainiot. Nes tos visos... Ne, tai kiek nori galima. Galite klausimą kitą dėl savigino, kai daug klausimai būtų vienas svarbu, ar savigina, jūs deklaruojat, perduodat duomenį. Ir antras klausimas, kaip būtų su vertybinių popierių portfeliu, kitose bankuose ar bankai perduos tą informaciją. Ir kaip apskritai bus nustatoma, jeigu labai yra įsigyta prieš 10 metų. Tai antrą klausimą perduosim Rūtai, nes aš apie bankus neatsakysiu. Arba Marius gal, kaip buvęs bankininkas, galės atsakyti. O dabar labai geras klausimas. Tai aš jau per prezentaciją pasakiau, bet dar kartą visiems pakartosiu. Mūsų dabar užduotis kaip platformos, kurioje mes jums atidarom IBAN sąskaitas, kurias jūs galėsite paversti į investicinės. Mūsų darbas buvo sausio 1 dienai suskaičiuoti jūsų pradinį įnašą. Kaip yra suskaičiuojamas pradinis įnašas? Tai jeigu tai yra, pavyzdžiui, įsivaizduokim, jeigu būtų akcijų prekyba, tai reiškia, kokia vertė akcijų portfelis gruodžio 31 dienos vakar. Paskolų klube suskaičiuoti jūsų portfelio vertę, kurią laikysime pradiniu įnašu, yra truputį sudėtingesnis uždavinys. Nes yra įvairių atvejų. Pavyzdžiui, pirkote investicijas į paskolas antrinėje rinkoje su discountu. Tai kokia bus jūsų pradinių įnašų tada vertė. Ir panašiai. Yra niuansų, kaip visur ir visada. Ir mes užklausinėjome VMI, kaip mums apskaičiuoti jūsų pradinį portfelį. Gavom atsakymus. Tai remiantis tais atsakymais mes ir apskaičiuosim. Įsigijimo kaina. Jo, Rūta papildė įsigijimo kainą, tai jeigu mano antrinės rinkos pavyzdžiui, tai galima iškart pasakyti, kad ne kiek nominali vertė, kai pirkote antrinėje rinkoje, jeigu pirkote su diskontu, o kokia pirkimo kaina buvo, ten kaip komisinis apskaičiuojamas ir taip toliau, tai mes tuos išaiškinimus turim ir labai svarbu, kad mes turim visus duomenis apskaičiuoti jūsų pradinį portfelio vertę. Mes, aišku, apie tai iš anksto pagalvojom. Mes gruodžio 31 vakarui dar specialiai pasidarėm duomenų kopijas, kad užfiksuoti, kad turėti ir apskaičiavimo galimybę, ir išsisaugojom jūsų visų portfelių duomenis, kad būtume užtikrinti, kad tikrai sugebėsime apskaičiuoti jūsų pradinių įnašų vertę, nepaisant to, kaip VMI galbūt išaiškins vieną ar kitą atsakymą. Tai dabar atsakymus turim. Pradinį įnašą tikrai jūsų apskaičiuosime, kiek jūs turėjote įnašą sausio 1 dienai.
Tai bus jūsų portfelio vertė, pagrindė įsigijimo kaina. Galėsit pasakyti birželio 1 dieną? Už atskirą mokestį tikriausiai galės. O kam jums birželio 1 dieną jūsų pradinių įnašų vertė? Elementaru. Į birželio 1 naudojasi režimu 500, nuo birželio 1 paleidžiu. Turbūt atsakymas, kad šiandien dar nėra tokio funkcionalumo kiekvienai dienai portfelį fiksuoti. Bet aš iš tikrųjų... Bet mes sugebame apskaičiuoti, iš tikrųjų tai galėtų. Įmanoma, viskas įmanoma, bet šiaip aš tai sakyčiau, ar tikrai verta. Siūlyčiau, nes tie 75 eurai, dėl kurių, kaip čia kolega sako, vyksta žaidimas, paskui apsunkina ir, sakykime, mano sodiniškai tą investicinę sąskaitos idėją greuna. Nes jie naudotis verta tada, kai planuoji ilgainiui išstumti. Nes, kaip sakyt, ta beprocentinė paskola yra gerai, jeigu ilgam. Jeigu ją tik keli mėnesiam, tai kokia prasmė iš tikrųjų. Čia klausimas kaip dėl visų investicijų, kurių negaliu liesti. Gaišinų vardu investuojame, tai ta prasme, kodėl prarasti lyšno lengvatą? Ten pinigai vaikščioti negali. Ta prasme, bent jau režimą pakeisti. Tai aš atsakysiu turbūt taip, kad mes dar tikrai įsivertinsim visus atsakymus, jeigu reikės dar kartu užklausim. Bet mes galim suprogramuoti, mes turim visus duomenys, kad paskaičiuoti jūsų portfelio vertę bet kuriai metų dienai. Dabar klausimas tik vienintelis. Tai, ką aš čia rodžiau, tai mes čia planuojam, vėlgi, kalbant apie tą programavimo darbus, mes planuojam dabar pirmą išleisti vadinamą MVP versiją. Tai yra pradinė pirmąją versiją, kuri neturės dar tiek funkcijų, kurias mes jau turime galvoje suplanavę, ką mes norėtume realizuoti. Tai pradžioje bus mažiau funkcionalumo ir pasirinkimo, bet tikrai ateityje, jeigu tikrai bus reiškia, tokia galimybė rinktis, o ne tikriausiai bus, tai bus suprogramuota galimybė žinoti pradinį įnašą, tada, kai įjungsime investicinės sąskaitos režimą. Aš kitaip neįsivaizduoju, mes privalėsim tai realizuoti. Ir turim tam visus duomenis. Bet šiaip, nežinau, turbūt patarimas vis tik būtų stengtis rinktis, jeigu įmanoma, iš kompleksiško ar paprastesnio varianto rinktis paprastesnį, nes ir taip turbūt ten bus tas ypač pirmas deklaravimas procesas ilgas, tai kam, kaip sakyt, dar prikurt papildomų tų niuansų. Gal tada tam vaikam 2 sąskaitas atidaryti? Taip, daug paprasčiau iš tikrųjų per atskiras tada sąskaitas, vienai lengvata, kitai Nes reikia, investicinė. nes vieną reikia Nes labai duoti aiškiai pirmyn paskaičiuoti. Jūs galite labai aiškiai paskaičiuoti, koks investicijų, kiek reikia galima investuoti, kad maždaug tas investicijų prieaugis būtų ten iki 500 ir tada palikti tą vieną sąskaitą. Vieną sąskaitą padaryti, kad naudojasi tuo senu režimu su nedidelio pinigo, jeigu ten jau investuoji milijonus, tai tada jau investicinė sąskaita. Tai, pavyzdžiui, išsiminė daugiau negu idėjai, tai aišku, tam 25 metus tu mokėsi mokesčius. Tai va, tam kaip įmonė skaičiuojame, jeigu tam tu išsiminė daugiau, tai tada skaičiuojama tas mokestis, tau tas mokesčiai sumokėti, viską ir tas naikinimas. Bet klausimas toks, kad gaunasi taip, kad jeigu išsiminė daugiau negu idėjai, tai sumokė mokesčius ir viskas. Bet jeigu tiesiog neįsiminė daugiau negu idėjai, tiesiog taip ir lieka. Sumokama pagal faktą, kada daugiau įsiminė. Taip. Ir dar vienas niuansas. Jeigu, pavyzdžiui, gali būti tokia situacija, kad bus daugiau nuostolių. Pavyzdžiui, tam aš įdėjau 1000 eurų, dėl kažkokios aplinkybės gali būti 2000 nuostolių tiesiog, pagal sąskaitą. Tai gaunasi taip, kad tas nuostolis lieka, kai jau
pradėsiu uždirbti pelną, tai tada tas minus, nu, tas pelnas, kur su minusu stovi, tiesiog čia įskaičiuojama, neįskaičiuojama, jūs gal žinot. Taip, ta logika, kad visi nuostoliai sumuojasi, jinai galios, nes norint išimti daugiau negu įdėta, tai faktas, kad reikės pradžioje atgroti tą nuostolį. Tik tada bus mokamas. Tai čia tai, ką Evaldas prieš tai ir minėjo, gaunasi, kad nuostolių iš investicijų priėmimas kaip mažinančiom išlaidomis automatiškai vyksta. Nes tik tai tada, kai išeini į bendrą pliusą, ir tą pliusą išsiemi, bet tik tada atsiranda prievalė. Gal, jeigu aš kažkada tai pakliuvau tam 10 000 nuostolių, jeigu tam per 10 metų man pavyko uždirbti pelną, tai aš vis tiek neskaičiuoju mokesčius, nes prieš tai aš patyriau nuostolį. Tol, kol neviršys tų 10 000. Viskas skaičiuojasi. Taip, viskas. Bent jau kol kas logika tokia. Jo, tai siūlau eiti gal prie pabaigos, dar gali pasiduoti klausimų, porą turim iš Zoom transliacijos, tai čia galbūt kas labiausiai jaučiat kompetentingas, atsakykit. Tai klausimas yra toks, investicinės sąskaitos naudos tik instrumentams, kurie atitinka investicinės sąskaitos tą visą apibrėžimą ir netyčia nusipirksiu nelistinguomų obligacijų. Tai kas atsitiks su mano investicinė sąskaita, ar jis sudegs? Štai. Jeigu įsigyji nelistinguojamą obligacijų, tai tas pats kaip įsigyji batus. Tai reiškia, tavo yra išėmimas. Tai tiesiog turėsiu deklaruoti. Ta prasme, įsigyjimas, tai reiškia nelistinguojamų, netų produktų, tai reiškia paprasčiausias yra lėšų išėmimas. Ar ten nelistinguojamos akcijos, ar ten automobilį nusipirkė, ar kažką. Tai reiškia, tavo yra išimta ir tu tiesiog išėmimas. Kankamai svarbu, reiškia, tą įvertinti, nes jeigu iš tikrųjų yra šiandimas, tai tada jau geriau tokį pirkimą daryti iš kitos sąskaitos, kad negriauti tos, būtent kaupiamosios įnašų sumos padarytos į investicinę sąskaitą. Tiesiog momentas bus išėmimo momentas, atsiras mokesčiai, tai nei ten griauni, nei negriauni. Jeigu išlaikyti tą netyčia bus atliktas kažkoks pirkinys ar mokėjimas, šiek tiek toliau galios kaip investicinis, čia tiesiog bus laikama, kad lėšų išėmimas. Taip, nesvarbu koks, esmė yra, galima atlikti bet kokius mokėjimus, galima į nelistinguojamus, galima bet kokius mokėjimus, bet koks mokėjimas į nei tuos produktus, kur galima, yra lėšų išėmimas. Kai žmogus... Jeigu išjungiu tą skaitos režimą, tai skaitos iš to dienos balanso tarsi visą ir išsigryninai, viską išsiėmė, tai pliusus ar minusus, bet nutraukus tą režimą. Tai viskas fiksuojant tos dienos likutį ir išsigryninai. Tai tada taip. Taip. Štai aš minėjau, kad nelabai turbūt yra naudinga tą daryti blaškymas. Būtent jeigu uždarau, tai reiškia viskas, kas tai dienai sukaupta, išėmimo. Faktiškai ten nieko neuždarai, bet visas skaita, kaip buvo, taip lieka. Bet tarkim, deklaruojant, sakai, nežinau, birželio 1 nebenoriu šitos investicijos sąskaitos. Jeigu yra... Tai virsta apmokestinama, tada viskas, kas ten yra. Kažkokio pliuso, tiesiog tai birželio 1, kai uždarau. Jeigu prikaupė daugiau pliuso, jeigu prikaupė daugiau pliuso ir tu jau ją uždarai, tai reiškia, tu išsiimi viską. Uždarimas tai reiškia išėmimas, baigi tą režimą. Nes investicinės sąskaitos tu iš principo tu jos neuždarai. Jeigu mes kalbam apie investicinę sąskaitą, tai reikia labai skirti du dalykus. Vienas yra dalykas investicinė sąskaita, kaip sąskaita, kaip tai baninė sąskaita. Tai tu jos, kad tu deklaruosi, kad tu ją uždarai, tai tu jos neuždarai, tu ją toliau naudoji, sakykime, sukaupi ir tu ją naudoji, jinai lieka. Bet tu nebenaudoji investicinės sąskaitos režimu. O režimu, jeigu nebenaudoji, tai iki to laiko, kaip sakant, nebuvo mokesčio, o kai uždarai, reiškia, prieaugio apsimokestinimo.
Tai čia tas pats, nes investicinė sąskaita dar irgi reikia pabrėžti, jinai galioja tik tais Lietuvos nuolatiniams gyventojams, tai Lietuvos mokesčių rezidentams. Tai jeigu, sakykime, čia buvo tokių, kaip mes diskutavom, tai jau ten iš karto tokių planuotojų, kad aš čia dabar 20 metų kaupsiu, kaip aš prikaupsiu, jau kai čia reikės mokėti tuos didelius mokesčius, tada aš išvažiuosiu į kažkokią, žinai, salą ir aš ten tada ir pabėgsiu su visas ta investicinė sąskaita. Ne, tai tada jau ir bus skaitosi, nes keitimas rezidavimų yra irgi sąskaitos uždarimas ir atsiranda mokestinis jau apmokestinimo momentas, gal taip galima sakyti. Aš prieš tai turbūt neteisingai supratau, dėl tos pirmosios pradinės likučių. Tai ar teisingai, kad kiekvienais metais, žinai, kaip resetinasi? Ne. Ne. Tik 25 metų sausio 1 dienai. Taip, Ne. nes režimas atsiranda, tas investicinės sąskaitos jis startuoja vieną kartą. Jis atsirado kaip toks. Ir reikia tada ir tas galimybė, ir galimybė perkelti likutį. Vertybinių popierių įsigijimo, kaip sakant, įsigijimo kainą perkelti vertybinius popierius. Nes toliau jau, kai įsigyji vertybinius popierius, tai jau įsigyji už grinus, kaip sakant, už grinus pinigus. Čia jau reikia patiems, nes iš tikrųjų ta kaina būtent turi būti fiksuota kaina, o ne vertė 25 sausio 1 dieną ir įnašas skaičiuojamas kaip pinigai sumokėti kažkada, tai kada buvo įsigyta. Tai tas labai aiškiai, labai aiškiai užfiksuota, kad ta prasme nėra galimybės tą prieaugį vertės, tarkim, nuo įsigijimo iki 25 metų sausio 1 dienos, jis netampa neapmokestinamas. Nes iš principo apmokė. Apmokestinį. Kokie yra? Kas tau užaugo prieš tai tu pagal 24 metų mokėjai? Ne, nes Jūs realizavimas... negalės. Ne, bet jūs nerealizuojat. Jeigu jūs parduotumėt ir įsineštumėt pinigus, tai va tada būtų taip, kaip jūs sakot. Už 24 galo aš pardaviau tos popierius, realizavau, susimokėjau, įsinešiau pinigus investicinę sąskaitą ir dabar jau galioja sąskaitos režimas. Viskas taip. Bet jeigu aš nenoriu parduoti popierių, aš noriu tiesiog, kad nuo sausio jiem pradėtų galioti režimas, tai aš jų neparduodu. Aš juos įsinešu už tiek pinigų, už kiek pirkau, parduosiu kažkada, kada parduosiu. Ir tada bus suskaičiuotas skirtumas tarp mano tos tikros pradinės kainos ir to, už kiek aš parduosiu. Ir vat, jeigu tas kiekis, pelnas bus didelis ir aš jį visą išsiimsiu, tada susimokėsiu pajamų mokestį. Ne, tada bus skaičiuota. Skaičiuojama bus 26 gegužės mėnesį, kai mes deklaruosim likutį. Ir klausimas buvo dar mums atsakytas, kaip deklaruotas bus tas likutis. Ar vis tik tai bankai arba vertybinių popierių saugotojas pateiks tą informaciją, ar vėlgi mes deklaruosime patys pagal savo atsiliepimą. Tai kadangi mokesčių inspekcija neturi galių įgalioti, mes kadangi pasakėm, kad gali būti investicinės sąskaitos įvairiuose šalyse ir įvairiuose bankuose, tai mokesčių inspekcija neturi galios įgalioti, kad visi bankai deklaruotų informaciją. Tai jeigu mes būtumėm pasakę, kad investicinė sąskaita tinka tik tais vienai sutelktiniai finansavimo platformai, tai tada būtų galima sutarti tokį sandorį ir viskas sudeklaruotų. O kadangi taip yra, pasileidom plaukus, tai tada, žodžiu, daug galimybių, bet tada ir atsiranda ir tam tikras, pareiga arba apsunkinimas, kaip pasakant, bet niekas neverčia jum investuoti per daug bankų per užsienį, bet galimybė yra, jeigu netgi ir Amerikoje turi sąskaitą ir ten investuoji, tai gali pripažinti ją kaip investicinę, bet reikia susidėti viską. Šiaip galutinė atsakomybė vis tiek visada yra paties mokesčių mokėtojo korporacijų, net ir po senų režimų įvyksta pardavimai, tai tarkim dabargi bankai perduoda tik apie pajamas,
informaciją apie tai, kokios buvo įsigijimo kaštai, turi pats jau deklaruoti, tada deklaracija apsiskaičiuoja tas skirtumas ir susimoka. Tai turi vis tik mokesčių mokėtojas pats suvokti. Aš už tai irgi siūlyčiau tų sąskaitų kažkaip kiek jau turbūt per daug nepiknaudžiauti, nes atsiranda labai daug tada scenarijų tokių, kur procesas tiesiog deklaravimo gali labai. Tai ką, turbūt ačiū Mariui, Rūtai, Evaldui. Turim nemažai klausimų iš Zoomo, bet juos atsakysim artimiausiam dienom per e-mailą. Kviečiu neišsibėgioti, pavakarieniauti, tuo pačiu gal turėsit progą užduoti vieną kitą klausimą dalyviam. Ačiū. Jeigu galima, tai aš kaip autorė, galiu pasakyti tikrai kaip autorė, nes idėja kokia buvo ir kaip turėtų būti ir kaip mes paskui, tas finansų ministerija neaiškina įstatymą, aiškina mokesčių inspekcija, bet mokesčių inspekcija visada klausia finansų ministerijos, kokia tai buvo idėja ir panašiai, ir kokios priemonės, į kokias priemonės investuoti labai Lietuvos bankas prisidėjo. Bet aš ne apie tai norėjau šnekėti, čia buvo idėja ir jau čia praeitis, bet aš dabar irgi vis tiek man reikia pasireklamuoti, ką aš dirbu, tai aš dirbu tarptautiniai teisininkų kompanijoje ir jeigu ar dėl investicinės sąskaitos, ar dėl bet kokių kitų verslo mokesčių, ar kažkas tai būtų klausimų, tai mielai turimsiu darbo iššūkį. Ačiū. Aš irgi dar norėjau padėkoti ir Mariui Rūtai, o Rūtai tai labai džiaugiuosi, kad sutiko dalyvauti, vis tiek yra žmogus, kuris dalyvavo įstatymo rengime, kūrime, išgirsti, reiškia, šaknis tų, kaip buvo kas sugalvota, manau, kad mūsų investuotojams irgi buvo labai svarbu. Tai ačiū. Ačiū.